Radio Centro video. Kur tamstai telpa tiek klausimų, tiek atsakymų tos klausimus? Galų gale, tilpti yra viena, bet kaip jų nepamiršti, žinai, rungėsi ir viktorinose nacionalinės, ar ne? Ir tau tikrai ten, nesakau, gerai sekasi, tau sekasi geriausiai iš visų, aukščiau tik tai Paulius Ambrazevičius, žinai. Bet čia laiko tik klausimas, kur tu viską dedi? Tu užtrašinėjai, tu dedi į galvą, tu... Aš tiesiog šiaip smalsus gal esu. Ir tai... Smaguris. Smalsutis. Matai, profesija tokia. Profesija reikalauja, kad tu viskuo domėtumės ir, kaip sako, žinai, žurnalistas domisi visko, bet paviršutiniškai. Iš tikrųjų, aš išeičiau vienas prieš vieną su kokiu nors kultūros specialistu. Ambrazevičiu. Jis taip toli nuo kultūros, kaip čia, aš nežinau, mėnulis nuo žemės, bet tarkim. Ir ten jis mane suvartytų vienus vartus. Išeičiau aš su mokslininku apie mokslą, klausimai nebūtų jokių šansų. Bet kai yra visas paketas nuo sporto, literatūros, tada, sakykime, tas žurnalistinė profesija, galbūt ir tas bendras išsilavinimas, jisai turi tam tikrą pranašumą. Aš tavęs klausiu apie tavo arkliukus, ar ne, sritis, kuriuose tu jautiesi, saugiausiai arba daugiausiai, manai, kad daugiausiai žinai, pagal save matuojant, ar ne? Ir tu vardai tas sritis jų ten tiek daug iš tikrųjų, o kuriuose sritise tu jautiesi silpniausiai, aš pamiršau. Mokslas yra mano silpniausias sritis. Kodėl taip technika, nutiko? aš nežinau, niekuomet tas labai smarkiai netraukia ir kažkaip pamatau ten kažkokias cheminės formulės ar fiziką. Čia tikrai žinau, kad tai yra mano silpnoji vieta ir, yra kaip yra. Geriau turbūt šlifuoti savo stipriasias vietas ir jau su to susitaikyti, kad yra ir silpnų vietų. Aš tu parašiau 2 klausimus. Gerai. Iš mokslo? Ne. Nežinau, kad tu mokslė nelabai, tai, žinai, būčiau. Ne, labai lengvai, aš galvoju, ar aš tave pagausiu ar nepagausiu, bet manau, kad nepagausiu. Kiek kartų Michaelas Jordanas tapo NBA čempionu? Pagausi tikriausiai. Čia skaičius, aišku, vienženklis, žinai. 6? Aha. Okay. Tu apsimetinėjai čia? Ne, aš galvoju arba 3 arba 6, bet pagalvoju, kad 3 truputį per mažai būtų Air Jordan. Neblogi variantai tavo mąstymė. 3 arba 6, arba 12. Ne, kažkur skamba, čia tas yra, žinai, 6. Kažkur varpai skamba. Ir, nors krepšinis yra mano silpnoji vieta stiprioji sferoje sporto. Kaip viskas sudėtinga. Turiu antrą klausimą tau. Kurį mėnesį gimęs Arūnas Valinskas? Spalį. Lapkritį. Atrodo. Lapkritį tikrai. 28 bus 48 metų. Pasveikink, nepamiršk. Matai, ruošiausi spalį sveikinti. Tu nesudegi, nes 50%. Tu dar lieki laidoje po 4. Ir spalį dar visai taip galima sakyti. Spalis kaip lapkritis. Andriau, laida. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio Centras.